Labadiena, gerbėmi visaginiečiai. Buvo tam tikras laikotarpis, kada nebuvo šitų laidų, nes dėl labai paprastos priežasties. Tai tiesiog Liepos mėnesį jau tradiciškai nekviečiu tarybos narių į posėdžius, darom tam tikras atostogas ir tuo laikotarpį ir aš imu atostogas ir matosi pagal mano įdėgį. Gaila, kad tai tik tai veidas ir rankos, nes toks oras. Buvau išplaukęs, kaip ir turbūt žinot, mėgstu buriuoti, tai toks įdėgis Baltijos jūroje, kada neišeina nusirengti, o tiesiog su maikute įdėgi tik veidą ir rankas. Tačiau vis tiek tas laikotarpis, nors ir atostogauja daugelis specialistų, atostogauja daug ministerijų atstovų, vyko darbas ir mano atostogos ne visą Liepą buvo, taigi vyksta dėrybos dėl laisvosios ekonominės zonos, vyksta daug kitų projektinių, sakykime taip, pasikalbėjimų tarp ministerijos, tarp ministerijų atstovų ir mūsų savivaldybės, juolab, kad gana įtemptas laikotarpis, nes vyriausybė keitėsi, ministrai keičiasi, todėl reikia visus tuos klausimus, kurie buvo sutarti jau, kad jie tęstųsi ir nepriklausomai nuo vyriausybės sudėties. Tai darbas vyko ir aišku, buvo labai daug paruošiamųjų darbų prieš miesto šventę. Matyt, kad žinote, kad jau rytoj bus, sakykime, ta pagrindinė diena miesto šventės, nors šventė vyksta daugiau nei 10 dienų. Tačiau džiugu, kada matai atvykstančius ne tik labai garbius svečius, ne tik miestus partnerius, ne tik kaimynus atvykstančius, bet dar džiugiau ir mieliau, kada matai pilną miestą žmonių, kurie sugrįžta galbūt ne visam, bet sugrįžta pas savo artimuosius, šiaip pasidžiaugti, pabūti kartu ir tada tikrai jauti, kad miestas ne tik gyvas, bet turi ateitį. Na dabar atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos gavau prieš keletą dienų. Jūs viešai pažadėjote, kad už kolumbariumą mokesčio nebus, tačiau žiniasklaidoje rašoma, kad jį ketinate įvesti. Kuo tikėti? Tai, žinot, ir žiniasklaida tikėti, ir manim tikėti. Nes jeigu žadėjau, tai stengiuosi įvykdyti tą, ką žadėjau. Ir šiuo metu administracija ruošia sprendimo projektą tarybai dėl mokesčio už kolumbariumą. Tačiau tą mes privalome priimti tokį sprendimą ir administracijos sprendimo projekte yra mokestis už kolumbariumą su skaičiuku 0. Tai reiškia nulinis tarifas, nors ir tai visgi tarifas ir 0 yra irgi skaičius. Taigi, jeigu taryba būtent tokį priims, nesiims iniciatyvos kažkokius mokesčius įvedinėti papildomus, tai toks tarifas ir turėtų būti patvirtintas. Ar tiesa, kad statybinės atliekos likusios nugriovus nebaigtą statyti pastatą šalia Lidl bus panaudotos Kalno jaunystės gatvėje sutvirtinimui? Čia apie tą kalną jau tiek daug kalbama, kaip jisai čia šiukšlės veža ir taip toliau. Tai pirma, noriu pasakyti, kad tos statybinės medžiagos, kurios yra sutrupinamos, tai nėra šiukšlės. Tai yra antrinio panaudojimo statybinės medžiagos, kurias žmonės ne tik naudoja, bet netgi perka tam, kad pasikloti kažkokius tai privažiuojamosius kelius ir taip toliau. Į kalną niekas nežada ir nepila jokių statybinių atliekų, juolab šiukšlių, jeigu techninė priežiūra ir projektuotojas leidžia rangovui pasikloti kaip laikinus privažiavimo kelius iš sutrupintų plytų ar ten sutrupinto betono. Tada tai yra galima, bet tik tiek.
Jau ne pirmus metus siūlau miesto šventės organizatoriams surengti sporto varžybas. Rankų lenkimo, bėgimo su kojūkais ir svarsčių kilnojimo. Kodėl iš šios pasiūlymus neatsižvelgiame? Pirmiausia, tai tikrai labai ačiū už tokius pasiūlymus. Labai gaila, kad nesu girdėjęs tokio pasiūlymo. Man rašo specialistai, kad ir jie negirdėjo. Galbūt su kažkuo tai kalbėjotės, kažką siūlėte, bet dėja į tai buvo neatsižvelgta, bet manau, kad tikrai tokie renginiai ne tik, kad daug nekainuotų, bet jie pagyvintų mūsų miesto gimtadienio šventimą. Kodėl kandidatuojate į Seimą? Ar jau įvykdėte visus savo kaip mero pažadus? Man įdomus klausimas, iš tikrųjų nežinau, iš kur tokia informacija ir kas ją skleidžia, kad aš kandidatuoju į Seimą. Tikrai ne, aš nekandidatuoju į Seimą. Ar įvykdžiau visus mero pažadus, tai tikrai dalį esu įvykdęs, dalies greičiausiai ne. Ir tų pažadų vis atsiranda, nes vis daugiau idėjų atsiranda ir miestas įgyja pagreitį vystymosi, todėl tikrai irgi nesu įvykdęs visų mero pažadų, bet iš kur ta informacija, kad aš balotiruosiu į Seimą, man jinai yra nauja. Dirbu nuo 12 valandos. Todėl galiu rytais ilgiau pamiegoti. Tačiau 7:30 valandą mane pažadina žoliapjovės garsas. Kodėl žolė pjaunama taip anksti? Ką galiu pasakyti? Mūsų miesto svečiai labai dažnai pastebi, kad net sunku nuspėti, ar tai yra miestas miške, ar miškas mieste. Tačiau visi atkreipia dėmesį, koks žalias ir gražus mūsų Visaginas. O tam, kad jisai būtų žalias ir gražus, reikia prižiūrėti ir tos visas vėjas, kurios džiugina mūsų ne tik akį, bet ir gali mūsų vaikai žaisti, nebijodami ten įsipainyti į kažkokius aukštus žolynus ir taip toliau. Ir tam, kad mūsų aplinkos tvarkymo skyrius sugebėtų laiku susitvarkyti su šitiek daug tų vėjų, plotų, reikia dirbti labai intensyviai. Jie pradeda darbą nuo 7 valandos, kol susitvarko technika, kol atvyksta į tą suplanuotą plotą, trunka tam tikras laikas ir kaip taisyklė dažniausiai pradeda apie 8 valandą jau pjauti vėjas. Vėją pjauna, manau, kad visi patvirtins, ties jūsų langais tik keletą kartų per visą šiltą sezoną, kada auga žolė. Todėl labai prašyčiau atsižvelgti į tą tikrai sunkų darbą, atsižvelgti į tą mūsų norą būti žaliu, gražiu, sutvarkytų miestų. Ir tas keletą rytų, kada žoliapjovė užsiveda būtent ties jūsų langais, pakentėti. Yra nupirktas naujas kompiuterinės tomografijos aparatas, tačiau norint atlikti angiografiją su kontrastinė medžiaga, vis tiek reikia vykti į Vilnių. Kodėl šis tyrimas neatliekamas Visagine? Priežastys yra labai paprastos, nors aprašyta, ką aš turiu paruoštą atsakymą, gana sudėtingai medicininė prasme, bet esmė yra pakankamai paprasta. Norint, kad bet kokia gydymo įstaiga vykdytų tokią procedūrą, ji turi turėti licenciją, ji turi turėti specialistus, ji turi turėti atitinkamą skyrių. Mūsų ligoninė tokios licencijos neturi tokių specialistų ir kraujagyslių chirurgijos skyriaus taip pat neturi. Tai todėl ir vykdyti tokios procedūros negali, tačiau jei atsiras specialistai ir galėtumėm gauti tokią licenciją, tai taip tikrai tokios procedūros vykdymas bus svarstamas. Kelyje palei ligoninę ir polikliniką visą mėnesį neįmanoma buvo pravažiuoti dėl gilių duobių, kurias išpjovė kelio remonto darbus atliekantys darbuotojai. Kas kontroliuoja kelių remonto darbų terminų laikymasi?
Jeigu kalbame apie konkrečiai šitą vietą arba kitas vietas, kurie keliai priklauso konkrečiai savivaldybei, tai prižiūri tą administracijos darbuotojai ir yra numatytos ir baudinės sankcijos rangovams už tai, kad laiku nesutvarko kelių. Tai ir čia šitas atvejis būtent buvo toks, kaip gavau paruoštą atsakymą, tai konkrečiu šituo atveju pamaišė šiek tiek ir rangovas iškart nesutvarkė tų duobių, o po to pasipylė lietus, užpylė tas duobes vandeniu, tai irgi apsunkino šitų duobių užasfaltavimą, tačiau rangovas savo, sakykime taip, tas baudinės sankcijas už laiku neatliktą darbą irgi gavo. Kas statoma prie savarankiško gyvenimo namų ir kada planuojama baigti statybas? Na, jau pačiam klausimui yra atsakymas, tai savarankiški namai, antrasis etapas, mes juos plečiam, nes tikrai pasitvirtina šitas projektas ir dabar bus dar didesnis, dar vienas iš dalių savarankiško gyvenimo namų ir planuojame šį projektą užbaigti kitų metų gegužės mėnesį. Vasara jau eina į pabaigą, tačiau daugelis suoliukų vis dar nenudažyti. Mūsų kieme Taikos prospekte 18 vieno suoliuko viduryje yra skylė, tačiau niekas jo netvarko. Na, tikrai labai ačiū už tokią informaciją, aš ją iškart perdaviau, specialistai pažadėjo artimiausiu metu atkreipti tai dėmesį, kuris konkrečiai suoliukas su skyle, tai jį sutvarkys. Dėl daugumos nedažytų suoliukų nesutikčiau, nes dauguma jau yra ir perdažyti, ir maža to, ir suremontuoti, ir dar maža to, jau dabar ir sutartį pasirašėme ir rugpjūčio mėnesį bus pradėti keisti naujais suoliukai ir apie 50 suoliukų dar šiemet pakeisime ir šito video medžiagoje pateiksiu netgi adresus, kurie suoliukai konkrečiai bus pačiu artimiausiu metu pakeisti į naujus. Taigi atsakiau į tos klausimus, kuriuos ką tik iš tikrųjų gavau. Dar kartą kviečiu visus dalyvauti miesto gimtadienio šventimo renginiuose. Labai džiugu, kad atvyksta ir pačio aukščiausio rango valdžios atstovai, atvyksta į mūsų tą oficialų renginį netgi Seimo pirmininkas, daug kitų tikrai labai garbingų svečių, miestų partnerių, kaimynai. Ir labai smagu matyti, kada tiek daug visaginiečių, nors ir atvykstančių tik atostogauti, tačiau laikančių Visaginą savo namais. Dar kartą visiems gražios šventės, nuostabių įspūdžių ir viskas bus gerai.